Nu, Tautvydas nufilmavo vakar visus mano bandymus nusileisti nevykusius, o to, kuris pavyko, tą blendinant nenufilmavo. Nežinau, jau dabar kokį turbūt 10 kartą bando nusileisti. Iš pradžių maniau, kad juokauja, kad sakė sunku nusileisti. Dabar galvoju, gal ir teisybę sako. Nes panašu, kad jam iš tikrųjų sunku nusileisti. Įsivaizduoju, kokią problemą sprendžia žmogus. Nori to blendint ir nesigauna. Labai kelią gerai matot. Bet už tai gerai skraidasi. Šiaip daug pilotų su paprastais parasparniais. Panašu, kad tokios pakankamai universalios sąlygos daugam. Toks vaizdas, kad jis tikrai bandys nusileisti. Man 18 ir skris. Va taip, paskolink bičiuliai parasparnį. Sakė, nebenusileisiu. Skrisk su kuo noris, kažkokio 18 pirmos versijos, dar kažkuo sakė. Šia, krantai. Tautvydai, nusileisk, duosiu 15. Reikia draugui saldainį pažadėti, nes kitaip nesulauksiu jo čia ant žemės. Blemba, nejaugi tikrai reikės 18 ir skrist, nu. Va tada. Aštuoniolika taip gerai neskrenda kaip 22. Va kur bėda. Sėdžiu ir sprendžiu dilemą. Būti ar nebūti.